Sveiki, esu Mindaugas Pikūnas ir šį kartą toliau po ilgesnės pertraukos tęsiu savo pamastymus pagal knygą, Briano Bakerio knygą, Biblija nesusipratimų šaltinis. Ir šiandien atėjo laikas 7 skyriui, kuris taip ir vadinasi Nojaus arka ir kitos fantazijos. Tai matome, kad pastorius, čia buvęs pastorius rašo, be jokių užuolankų pasako ir savo nuomonę, ką jisai galvoja apie Bibliją, kad tai yra fantazijos, ypatingai apie dalykus, kurie yra pakankamai stebuklingi, jo manimu, aišku, ir Biblijoje jie užrašyti kaip stebuklingi, bet ir tie, kurie pakankamai toli buvo nuo mūsų laikų. Ir aš trumpai, kaip padarysiu šiandieninį įrašą, trumpai papasakosiu, apie ką jisai kalba, kokios pas jį mintis vienu ar kitu momentu. Viena ir tam tikra tema ir pabandysiu pasakyti savo nuomonę. Kaip ir sakau, čia nėra kažkoks mokslinis bandymas tyrinėti iškeltų klausimų, bet mano tokia reakcija, pirminė reakcija perskaičius šitą knygą. Taigi, Nojaus arka ir kitos fantazijos. Sako, prieėjome prie neįtikėtinų ir juokingų įvykių, kurie pasak Biblijos yra tiesa. Matome, kad jau jisai sako, kad jam čia yra pakankamai juokinga. Ir pirmiausia, jisai paminės, palaukit, pažiūrėsiu, kiek čia tų istorijų, 5 istorijas Biblijoje, kurios jam atrodo juokingos, bet Nojaus arka užima didžiausią dalį, arba Nojaus laivas, Tvanas ir Nojaus laivas. Jisai kalba apie šitą istoriją, pirmiausia, ima iš Biblijos, aišku, paima, kur sako, žemėje padaugėjo žmonių, ta istorija prasideda nuo 6 skyriaus pradžios knygos, kai žemėje žmonės pradėjo daugintis ir jiems gimė dukteris ir Dievo sūnus, žiūrėdami į jas, pamatė, kokios jos gražios, ėmė iš jų savo žmonas, kurios jiems patiko, ir tada viešpaties dvasia tarė, mano dvasia nepasiliks amžiam žmoguje, nes jis yra tik tais kūnas, tebūna jų dienos 120 metų. Ir čia komentaras šito sako, panašu, kad vyrai ir moteris džiaugiasi gyvenimu, ir be Dievo dauginosi, ir dėl nežinomų priežasčių, čia tas motyvas pasikartoja, kad Dievas tiesiog kažkokią tai užgaidą. Dievas jiem tam paprieštaravo, sako, jie tuokėsi ir, sako, jis nusprendė apriboti žmonių gyvenimo trukmę iki 120 metų. Čia yra labai toksai simplistinis, paprastas paaiškinimas, kad tiesiog Dievas sutrumpino, o kodėl sutrumpino, kam trumpinti. Aš irgi manau, kad mes nematėme žmogaus, kuris gyventų daugiau nei 120 metų. Ar jūs matėte? Teko matyti žmogų, jeigu jisai nugyveno daugiau negu 120 metų, tai jisai patenka į Gineso rekordų knygą ir tikrai tokių ilgamžių žmonių šitoje žemėje yra vienetai. Bet čia ta istorija, aš nesigilinsiu per daug į tą istoriją, čia jūs patys galite padiskutuoti, bet kalbėdamas pradžios knygos autorius apie tai, kad žemėje padaugėjo žmonių, gimė žmonių dukteris, pradėjo vesti Dievo sūnus. Čia daugybė interpretacijų, vieni galvoja, kad angelai tai yra tie Dievo sūnus, bet Dievo sūnumis yra vadinami ir Dievo vaikai, Dievo ištikimi vaikai. Ir visko gali būti, kad čia kalbama apie žmonės besimaišančius vienas su kitais vedybomis, ta prasme, kad žmonės ištikimi Dievui, pradėjo nepaisyti savo ištikimybės Dievui, pradėjo maišyti su žmonėmis, kuriems Dievas netaip jau ir rūpėjo. Ir žemės istorija, moralinis žemės paveikslas pradėjo kisti, pradėjo tamsėti. Ir Dievas pasako tokį komentarą, kad mano dvasia nepasiliks amžiai žmonėse, nes jis yra tik tais kūnas, tebūna jų dienos 120 metų. Galima būtų interpretuoti, kad čia Dievas ir sumažina žmogaus amžių iki 120 metų, bet tikrai tai nėra taip, kad Dievas užsigeidė. Čia kaip koks nors sutuoktinis sako, žinai ką, užtenka mums čia, jau gyvent kartu, dar metai ir viskas ir baigiam. Tai čia ne toks scenarius. Paskui sako, tomis dienomis, kai Dievo sūnus susitokė su žmonių dukterimis, žemėje pasirodė milžinai, jie buvo galiūnai. Ir sako, viešpats gailėjo sukūręs žmogų žemėje ir jam gėlė širdį, nes kiekvienas žmogaus užmojis linko tik tais į blogį. Aš daugiau neskaitysiu šitos knygos per daug komentarų, bet šitas komentaras šitos knygos autoriaus turbūt yra toks pavyzdinis, ką jisai nori papasakoti, rašydama šitą knygą ir koks yra pats jo požiūris. Sako, Dievas nutarė, kad sukūrę žmonės padarė klaidą. Visų pirma, žemėje buvo milžinų, iš kur jie atsirado, nepaaiškinama. Jam nepatiko mintis, kad žmonės užsiema seksu ir dėl to gimsta vaikai. Ką?
Dievas regėjo didžiulį nedorumą, bet nieko nepaaiškino, tik kalbėjo apie užmojus ir sumanimus, galų gale jam trūko kantrybė, jis nusprendė visus išžudyti, vyrus ir moteris, vaikus jaunus ir senus, visi jie turėjo dingti. Na, išskyrus vieną laimingą šeimą, tai yra Nojų ir jo artimuosius. Jeigu atkreipėte dėmesį, kad čia autorius sako, kad Dievas vienpusiškai, žiūrėdamas į žmonės ramiai gyveno. Jiems patiko jų gyvenimas, o Dievas tiesiog nutarė, užsimanė, nusprendė, viskas jam kantrybė trūko. Tai čia toksai tokia Dievo viršenybė išaukštinama, kad Dievas tiesiog daro, ką užsigeidęs, ir vargšai žmogeliai. Jie gyveno ramiai, sodino, bulves, pūtė padangas į savo dviračio padangas pūtė, su vyras su žmona mylėjosi, vaikai ėjo į darželį ir Dievas tiesiog nusprendė vienašališkai. Tai, kaip ir sakau, pasiskaitykite šitą istoriją daugiau, pabūkite su ją, pasigilinkite, bet iš tikrųjų, kaip papasakoti apie pasaulį, nerašant tūkstančių puslapių apie visuomenės būklę. Biblija yra žinoma kaip knyga, kurioje keliais žodžiais, keliomis mintimis yra nusakoma tam tikra situacija, žmogaus ar Dievo santykis, ir tu pats turi daryti išvadas, su tuo būti. Dalykai, kurie yra nepasakyti, irgi paliekami kaip žinia, arba tai, kas yra pasakoma, turi būti priimama kaip labai svarbi žinia. Tai, kad ta įžanga į Tvaną yra tik tais, kokios 6 eilutės, tai nereiškia, kad viskas čia taip, yra paprasta ir Dievas užsigeidė ir sunaikino žmogų. Ir paskui yra sakoma, kad Dievas pasirinko Nojų, pasakė jam pastatyk arką, jis įstatė tą arką. Dievas pasakė, kad paimsi visų gyvūnų po 2, o paskui išaiškėjo, kad švarių gyvūnų paim po 7 poras. Ir čia autorius sako, kad Dievas staiga pakeičia nuomonę apie tai, kas yra švarus, kas ne, dabar jau reikia eiti po 7. Sako, tai apsispręsk galų gale. Net skaudu klausytis, kai žmogus tiesiog su tekstu elgiasi, kaip jam patinka, su Biblijos tekstu turiu omeny. Ir čia jis pradeda kelti klausimus, kaip keli žmonės pastatė tokį didelį laivą. Matmenys, kurie yra duoti Nojaus laivui, yra 105 metrai ilgio, 137 metrai ilgio, 23 metrai pločio ir 14 metrų aukščio. Iš tikrųjų įspūdingas laivas, jeigu kam įdomu, pasižiūrėkite pagal šios matmenis, Kentakio valstijoje, Amerikoje yra pastatytas Nojaus laivas. Tai iš tikrųjų atrodo įspūdingai. Ir sako, kaip galėjo keli žmonės, Nojus ir dar 2 jo sūnus, 3 jo sūnus pastatyti tokį didžiulį laivą. Gerai, toks legitimus klausimas, kaip ten galėjo tiek pastatyti. Galų gale, kitą klausimą jisai iškelia, kaip galėjo Nojus sutalpinti tiek daug gyvūnų. Sako, žemėje yra, čia jisai duoda tokius duomenis, kad gyvena 6,5 milijono gyvybės rūšių sausumoje. Kaip jie visi galėjo tilpti, neminint 2,5 milijono rūšių skirtingų vandenynuose. Vandenyną gal galima palikti, nes Tvanas, vandenį gyvūnai ir išliko greičiausiai Tvano metu. Sako, dar ir apie dinozaurus nėra atsakomas klausimas, Biblijoje nėra minimi kodėl. Taip, aš suprantu, Biblijoje nėra minimi dinozaurai. Taip pat neužsimenama ir apie augalus, pasaulinis tvaras trukęs daugiau nei metus tikrai būtų sunaikinęs didžiąją dalį, jei ne visą planetos augmeniją. Gerai, legitimus klausimas, jeigu visą žemę uždengė vanduo, tai turėjo išnykti ir augalai, į laivą galėjo tilpti visi gyvūnai, tai kas čia per nesąmonė. Ir jisai toliau rašo, pastatęs arką, Nojus su šeimyna turėjo negaišti laiko, turėjo ten apsigyventi. Ir problema, kaip jisai visus tos gyvūnus atsivedė ten. Tai čia dar vienas klausimas, kaip jisai galėjo Nojus išsaugoti maistą visus metus be šaldytuvo. Sako, jisai neturėjo jokių hidroponinių technologijų. Ir denis bei stogas negalėjo būti naudojami auginti vaisius ir daržovės. Sako, kad neįmanoma, ten 2 dienas gali išbūti, bet metus su tokiu maistu. Čia dabar jisai tokia, kaip ir autorius lyg ir sako, kad aš žinau, kad Nojus buvo, akmens amžiaus išsivystymo žmogus, jisai neturėjo nieko.
ką mes dabar turime ir jo maisto galimybės išsaugoti maistą buvo tokios ribotos, kad jam neįmanoma būtų metus išbūti laive. Tai pirmiausia, aš norėčiau suabejoti. Tu nežinai, jūs nežinot, aš nežinau, koks buvo tuometinis pasaulis, ką jie turėjo ir ko jie neturėjo, mes nežinome. Tai ir nėra parašyta. Tai, kad jie neturi, mums atrodo, mes netrandame kasinėdami kažkokius tai kapavietės, netrandame kažkokių sudėtingų instrumentų, nereiškia, kad jų nebuvo. Jo labiau aš paskui paminėsiu antrą Petro laišką apie tai, koks tas buvo prieštvaninis pasaulis. Bet paskui dar vienas argumentas prieš tvaną yra, kad, sako Biblija, kad vanduo padengia visą žemę. O mes žinome, autorius sako, kad Everesto viršūnė yra iškilusi apie 9 km, netgi iki 10 galima skaičiuoti, tiesiog gerai, 10 km virš jūros lygio, tai sako, tiek daug vandens galėjo būti, neįmanoma, kur tas visas vanduo dingo. Gerai, čia geras klausimas. Ir viskas, man atrodo. Ir sako, kad tvano metu Dievas atskleidžia savo žudiko instinktą. Vajetau. Aš suprantu, kad tvanas yra vienas iš tokių, nesusipratimą keliančių dalykų. Kaip Dievas mylintis gali apie save kalbėti kaip apie mylintį Dievą, besirūpinantį visų pasauliu, visą gyvūniją, tiesiog viską nušluoti nuo paviršiaus. Tai keletas klausimų, kuriuos norėčiau tiesiog aptarti, bet labai labai trumpai, kaip ir sakau, ilgai nesiruošdamas, tiesiog pasižymėjau keletą detalių. Tai tokius užsirašiau, kad 1, 2, 3, 4, 5, tokius 6 klausimus beveik. Kaip galėjo maisto visiems užtekti, kaip sutalpinti visus įmanomą gyvūnus į laivą, kaip galėjo keli žmonės pastatyti visą tą laivą, kaip galėjo metus po vandeniu likusią augmeniją išlikti ir po to vėl visą žemę pilna augmenijos, taigi tos sėklos turėjo būti sunaikintos. Toliau, kaip galėjo vandens tiek būti, iš kur tiek vandens galėjo būti ir kaip Nojus surinko visus gyvūnus po 2, kur tie visi įrodymai. Tai tiesiog, čia su tokiais argumentais yra sudėtinga iš vienos pusės, čia kaip anekdotas, susirinko, čia Tarybų sąjunga, ar ne? Tarybų sąjungoje žinome, kad nebuvo to žodžio laisvės. Tarybų sąjungoje susirinko komunistų partijos komitetas su deputatais visokiais ir ten susitikimo metu vienas pakelia ranką ir sako, tarp jūsų prezidiume sėdi vienas išdavikas. Visi sukluso, kaip čia išdavikas pas mus sėdi. Tada visi klausia, tai gal tu žinai, kas tas išdavikas? Sako, mano darbas yra paklausti, o jūsų darbas dabar išsiaiškinti. Tai visi tie tokie metimai Biblijai, čia nesąmonė, čia negerai, čia va taip, galima mėtytis juos labai, kaip pasakyti, apie bet ką galima savo nuomonę pareikšti ir numetus tą nuomonę pasakyti, tai prašom, dabar jūs įrodykite, kad tai yra kitaip. Tai čia yra pavojingas dalykas, nes, nesažiningas dalykas. Aš galiu pasakyti, kad tvanas įvyko, prašom, tai įrodė, kad yra kitaip. Žinot, tas žaidimas gali iki galo, gali būti begalinis. Gerai, dėl maisto. Maistas visiems ir visų sutalpinimas. Aišku, mums reikia suprasti, kad Nojus greičiausiai gyveno, mes žinome, kad kažkur tai, bent jau Biblijos pradžioje yra pasakojama apie Rojaus sodą ir apie regioną, kuris, dabartinėme Irake, kur yra Tigro, Eufrato upės, tame regione jisai gyveno, arba ta civilizacija vystėsi tame regione. Tai mes galime pasakyti, kad dabar apie tuos gyvūnus yra Biblijoje pasakyta 7 skyriuje pradžios knygos, kad sako, turi ateiti visi gyvūnai, kurie juda, tai reiškia, kurie juda žemėje ir kurie kvėpuoja. Tai ko nereikėjo imti, tai žuvų, vabzdžiai galėjo tiesiog puikiai išgyventi ant kokių nors, po didelio lietaus, po liūties ar po tvano yra daugybė gali būti šiukšlių, kurios plaukia, tai ten vabzdžiai galėjo puikiai išsilaikyti. Mes žinome, kad pavyzdžiui šunys, daugybė šunų rūšių yra kildinamos iš vieno vilko, aš neprisimenu, koks ant tas vilkas. Aš aišku nesu gyvūnų rūšių specialistas, bet gyvūnų genuose ir tose porūšiuose iš vienos rūšies, kiek galima skirtingų išvesti rūšių, tai tam Nojui nereikėjo kiekvieno šuniuko paimti. Kiekvieno gyvūno, kuris užteko paimti tik tais jo protėvį. Tai čia vienas dalykas.
kaip galima būtų suprasti dėl to maisto. Mes žinome, kad gyvūnai turi tokį įprotį panirti į snaudulio būseną, kada sulėtėja širdies ritmas, kada sulėtėja ir valgymas, ar ne, maisto apytaka. Ir tie gyvūnai galėjo būti ten snaudulio būsenoje ir puikiai išgyventi ne vieną, ne dvi, ne tris dienas ir net ne mėnesius. Jie mėnesiais galėjo taip būti. Bet aš prisipažinsiu, kad nežinau iki galo, kodėl viskas taip yra, kodėl ten, ar tikrai tilpo ten tie gyvūnai, ką Nojus pasiėmė, kiek jisai pasiėmė tų daiktų, tų žmonių ir koks tas buvo laivo vidus, kaip jisai atrodė. Tai ir Biblijos, atrodytų, pasakojimas net nesistengia atsakinėti iš tos klausimus. Jisai sako, kad tai buvo, Dievas tai padarė. Ir iš tikrųjų klausimai apie praeitį yra labai sudėtinga juos atsakyti. Ir Biblija, atrodytų, nesistengia, ir kaip toliau žiūrėsime, kad nesistengia visų detalių papasakoti. Bet yra įmanoma. Yra įmanoma surinkti nemažai gyvūnų ir tas gyvūnų rūšis išsaugoti. Dėl milijonų, kaip aš ir sakau, žinai, pas mus gali būti skirtingų, žinai, vien šunų veislių, žinai, 1000 gali būti, bet užtenka tik tais vieno, iš kurio vėliau per visokias genų sveikas mutacijas atsigimsta naujos, atsiranda naujos ir veislės, tarkim, šunų, ar ne, kaip pavyzdys. Tai čia vienas toksai dalykas. Dėl maisto visiems, kaip ir sakau, visiems nereikėjo tiek maisto, kaip mes įsivaizduojam. Ir kiek žmogui realiai reikia to maisto. Aš nemanau, kad Nojus turėjo savo pasimti tiek maisto, kad valgė, gėrė, žinai, storas vaikščio skrandis jam sustojo, jisai persivalgęs. Žmogui iš tikrųjų dar kiek to maisto ir tereikia. Aišku, reikia, negali sakyti, kad nereikia metams prisiruošti, bet tikrai manau ne tiek, kiek mes galime nepagrįstai galvoti, kad reikėjo ten kalnų didžiausių. Jo labiau, žinai, mes žinome, pavyzdžiui, mokslininkai, kurie skrenda į orbitą, ar ne, kyla į kosmosą, valgo visokius maisto papildus, visokius koncentratus, visokius tubelėse, visokį maistą ir jiems tikrai nereikia ten makaronų, nereikia kopūstų, salotų, žinai, kalnų visokių. Tai čia turėkime omeny, kad ir to labiau apie to prieštoninį pasaulį yra įrodymų kažkokių, tai kad anksčiau žmonės buvo pakankamai išsivystę ir yra tų statinių tokių, kur dabar žmonės atrodo nesugebėtų pastatyti, bet aš čia, kadangi tai nėra įprastoji archeologija arba įprastoji istorija, daugiau tokia, žinai, mes apie nežinomas tas civilizacijas, kokios jos buvo, galime pasinerti į spekulacijas, bet mes kartais galvojame, kad žmonija tiesiog kyla aukštyn. Gerai, galbūt čia galima paskaityti 2 Petro laiškas, 3 skyrius, 6 eilutė, apaštalas Petras sako, ano meto pasaulis žuvo. Mes nežinom, koks jisai buvo. Aš drįstu teigti, kad jisai buvo labai pažangus. Ir mes nežinome, kokios pažangos Nojus buvo ir kaip jisai atėjo, mes tik tai žinome, kad tas pasaulis žuvo ir kada Nojus išėjo iš savo laivo, jisai neišsinešė staklių kažkokių ten lazerinių šautuvų ar dar kažką, tai jis išnešė sveiką kailį iš ankstesnio pasaulio. Ir mes galime pasakyti, žinai, kad viskas prasidėjo beveik nuo nulio. Jie turėjo galbūt žinių, bet resursų tai padaryti. Ir po truputį visko gali būti, kad visuomenė naujas pasaulis po tvano turėjo kurtis iš naujo. Dėl to visuotino tvano aš čia nenoriu ginčytis, nes ir gilintis, nei aš esu mokslininkas, nei man reikia lysti į tą sritį. Bet, kaip ir sakau, Biblija pasakoja apie įvykį, daugiau pasakoja teologinę šito įvykio prasme, mes iki galo taip ir nesuprasime, kaip viskas vyko. Gerai, kitas klausimas, kaip galėjo augmenija išlikti po vandeniu ištisus metus? Čia įdomus klausimas iš tikrųjų. Bet mokslininkai tyrinėdami tuos dalykus pastebėjo, kad kai kurios sėklos ir 140 dienų po vandeniu išlieka gyvybingos. Jos gali vėl išleisti daigus ir augti. Tai čia vienas dalykas. Nepamirškime, kad sėklos galėjo būti paimtos. Kai kurie dalykai, kuriuos mes valgom, yra sėkla, ar ne? Obuolius suvalgai, ten yra sėkla. Vynogės suvalgai, ten yra sėkla.
Tai negalvokime, kad viskas buvo sunaikinta. Su vaisiais, su riešutais, su visokiais dalykais, su daržovėm galų gale. Nojus galėjo pasiimti ir sėklos. Galų gale mes žinome, kad po Tvano, sako, Nojus pasisodino vynogyną, reiškia, jisai turėjo kažkokių tai sėklų. Tai nesakykime, kad visi dalykai liko po vandeniu. Ir vėl, prieštvaninis pasaulis žuvo. Tai, kas buvo anksčiau, mes net nežinosime, kokie tie buvo augalai, galbūt daugybė augmenijos ir iš tikrųjų buvo sunaikinta. Jo labiau, kad mes žinome, jog anglis ir nafta yra augalinės kilmės, tai mes turėkime omeny, kad tas pasaulis buvo taip sunaikintas, tai, kas buvo anksčiau, tie vešlūs miškai ir didinga civilizacija, dabar visko gali būti, kad tai yra kuras mums, mūsų ekonomikai, mes visą tai naudojame. Taip pat sėklos galėjo būti ir plaukiojančiose, tuose šiukšlėse, medžiuose, kurie buvo sunešti, arba kurie nebuvo paskandinti, arba kurie nebuvo palaidoti po žemės kažkokiu tai sluoksniu. Tai čia daug įvairiausių gali būti galimybių. Juo labiau, iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėjus, kaip Tvanas, yra chronologija parašyta, kad kada Nojus įėjo į laivą, praėjo 7 dienos, atėjo Tvanas, 40 dienų lyjo ir paskui 150 dienų vanduo stovėjo, nejudėjo. Ir paskui pasakyta, kad dar praėjus 74 dienom pasimatė kalnai. Ir sako, Nojus išleido varną, paskui po 40 dienų išleido varną, po 7 dienų balandį. Ir dar vieną balandį, ir sako, balandis jau sugrįžo su alyvmedžio šakele snape. Tai reiškia, jau augmenija buvo 278 dieną. Tai reiškia, ne metus buvo palaidoti tie tos sėklos ir visas pasaulis po žeme, bet iš tikrųjų buvo palaidotas, tarkim, jeigu augmenija pradėjo augti, tai 278 dienos, čia plius minus kelios dienos. Dar prieš tai, tam, kad alyvmedis galėtų užaugti ir duoti sėklų, tai irgi turėjo praeiti kažkiek tai laiko. Tai čia tokia, tradicinis supratimas, kad metus buvo, Tvanas, lietaus ir vandens labai daug, ir paskui, kaip paskui viskas užaugo. Ne, vanduo po truputį sėdo ir nepamirškime pas mus, kaip dabar, ar ne, pavasarį buvo ir tų liūčių, ir sniego, ir visa kita, ir vanduo laikosi, aš gyvenu už miesto ir matosi, kur ariami laukai, ir kartais netgi visi ištisi ežerėliai taip ir likę. Susigeria vanduo ne per vieną dieną, reikia nemažai laiko, bet vanduo geriasi, kol galų gale Nojui buvo įsakyta, išeik iš arkos, ir iš tikrųjų jis išėjo realiai nuo įėjimo ir išėjimo dienos, praėjo metai, bet sausuma jau buvo matoma praėjus 200,5 beveik dienų. Tai čia kitas dalykas, kaip augmenija galėjo išlikti. Aš manau, kad galėjo išlikti. Ir tam yra įvairiausių scenarijų, aš tik paminėjau tik tais keletą. Kaip galėjo keli žmonės pastatyti laivą, čia iš tikrųjų iššūkis. Kaip mes pasižiūrėsime, krikščioniškoji tradicija sako, kad Nojus statė laivą 120 metų. Pamenat, kur ten pasakyta, kad Dievas sako, jų amžius bus 120. Vieni galvoja, kad čia Dievas pasako, kiek aš dar duodu jiems metų, sugrįžti pas mane, pakeisti savo kelius, arba čia nustato žmogaus gyvenimo trukmę. Ir Biblijoje nėra iki galo pasakyta, kas tai yra, bet iš tikrųjų Nojus tikriausiai užtruko labai ilgai statyti tą laivą. Man tikrai nėra problemų galvoti, kad net 100 metų, Biblijoje pasakojama, kad tuometiniai žmonės gyveno ne 10 ir ne 100 metų. Dievo sukurti žmonės arba sukurta žmonija dar buvo pakankamai netoli nutolusi nuo Dievo idealo ir jų gyvenimo trukmė buvo žymiai ilgesnė. Tai tikrai galėjo statyti tą laivą ir ilgiau. Dabar ar jie tik tais dviese, tik šeima keturiese statė, vyras, gerai, žmonos galėjo rūpintis valgiu ir galėjo padėti, tarkim, 8 jie visi statė tą laivą. Ar gali būti? Gerai, 100 metų galbūt, aš žiūrėjau internete, kad tą Nojaus laivą Kentukio valstijoje, Amerikoje, kuris yra pastatytas, jį statė, kiek čia metų, 2 metus, 2-3 metus. Statė ir ten statė tikrai 100-200 tūkstančiai galbūt žmonių, skirtingi žmonės įsitraukę buvo skirtingame darbų periode.
skirtingus darbus atliko skirtingi žmonės. Tai iš tikrųjų vienas žmogus, kaip filme Evanas Visagalis, Hollywoodo filme, kur filmo herojus tampa Nojumi ir jisai su savo šeima stato ir tą laivą pastato labai greit, nes gyvūnai jam padeda. Bet pavyzdžiui, iš tikrųjų, statyti dalykus nereikia, neprivalai tu vienas juk, ar ne? Ir Biblijoje tai, kad pasakyta, kad Nojus statė, tai nereiškia, kad jisai neprašė niekieno pagalbos. Jo labiau Biblijoje minimas žmogus vardu Metušelachas, graikų, ne graikų, o hebrajų komentatoriai sako, kad jo vardas reiškia, kai jisai mirs, ateis galas. Ir iš tikrųjų jisai mirė būtent Tvano metais. Tai galima būtų pasakyti ir jis yra vienas iš tų genealogijoje, kuris yra dvi genealogijos pradžios knygoje - Kaino ir Seto. Tai kaip Dievo baimingų žmonių genealogija ir atsimetusių nuo Dievo genealogija. Ir jisai, tas Metušelachas, yra Dievo baimingų žmonių genealogijoje ir jisai galėjo padėti. Tai dar vienas žmogus atsiranda ir galbūt tuo metu buvo tikrai dar daugiau žmonių, kurie padėjo Nojui statyti tą laivą, kurie ir buvo ištikimi Dievui, nebuvo vienintelis Nojus, galėjo būti ir daugiau, tik tiek, kad Nojui buvo pavesta šitą dalyką atlikti. Ir jo labiau mes žinome, kad gali padėti tikintiesiems ir kontraktą gali sudaryti su netikinčiųjų firma ir jie, jeigu tik pinigus gauna, gali ir padėti. Todėl pasakyti, kad kaip čia tas Nojus vienas pastatė, tai nesumenkinkim, kad ten visi kvailiai buvo arba kad Biblija buvo rašoma 2 metų vaikams, kadangi ne viskas paaiškinta. Pavyzdžiui, Amerikoje, New York'e yra pastatytas Trumpo bokštas, ar ne, viešbutis su ten didžiausiomis parduotuvėmis, jis vadinasi Donaldo Trumpo bokštas. Bet mes suprantame, kad ne jisai vienas statė, į ChatGPT įvedžiau užklausimą, kiek žmonių statė Trumpo bokštą. Nu, sako, nėra parašyta duomenų, bet plius minus kokie nuo 1000 iki 2000. Tai kodėl jų vardai nėra minimi? Minimas vardas to autorius, kuris sugalvoja, kuriam buvo pavesta patikėta tai padaryti, tai man jokių problemų nėra patikėti, kad Nojus buvo vadinamas to projekto vadovu. Ir tai yra Nojaus arka, nors toje arkoje buvo ir 3 jo vaikai ir galėjo padėti daugybė ir tikinčių žmonių, ir netikinčių žmonių, bet jam visa ta autorystė, bet tai nereiškia, kad jisai sugalvojo ir vienintelis tą projektą įgyvendino. Tai gerai, tai čia tiek, ar ne? Iš kur to vandens, kad 10 km net iki Everesto viršukalnės buvo pasiekus, nes Biblijoje pasakyta, kad visi kalnai buvo uždengti vandeniu, dar virš kalnų kažkiek tai metrų to vandens buvo, kad visa gyvūnija išnyktų. Pirmiausia, supraskime, tai vienas paaiškinimas, kad vėl grįžtu prie to, kad buvo rašoma tos teritorijos, ten, kur Nojus gyveno, kur Biblija buvo rašoma, kur Dievas veikia, kur Izraelio tauta gyveno to regiono kontekste, ten tokių milžiniškų kalnų nėra. Tai galima būtų pasakyti, kad visas jų pasaulis ir buvo tik tais toks. Tai pagal tą supratimą žmonės ir rašė. Nors aš čia tik tais iš dalies galbūt sutikčiau su šitą mintimi. Bet iš tikrųjų, pavyzdžiui, jeigu ištiestumėt, ten skaičiau kažkur vieną straipsnį, jeigu Žemė būtų visiškai plokščia, aš netikiu plokščia Žemė, bet tiesiog, jeigu Žemė būtų visiškai lygi, nebūtų tų įdubimų, nebūtų tų kalnų, tai vandens ir Žemės masės pasiskirstimas būtų toks, kad vanduo padengtų Žemę 2,5 km. Jūros lygis iškiltų. Visa Žemė būtų po dugnu ir jūra padengtų Žemę 2,5 km aukščiu. Tai įsivaizduokite, kiek yra to vandens šitoje Žemėje. Tai pasakymas, kur tas vanduo dingo, kaip čia viskas, kiek to vandens yra, realiai jo yra žiauriai daug. Atsiprašau už tą išsireiškimą šitoje Žemėje. Ir aišku, mes nežinome, koks tuometinis pasaulis buvo, mes nežinome daug, kokia buvo augmenija, gyvūnija, mes nežinome, koks buvo išsivystymas to pasaulio ir mes nežinome, koks buvo gamtos reljefas, mes nežinome, kokia buvo geografija tuometinio pasaulio, mes irgi nežinome, Biblija sako, tas pasaulis žuvo. Tai galbūt tuo metu ir nebuvo tų kalnų, gal buvo tik tais kalvos, 200-300 metrų aukščio
Tai tame problemų, nu, prasme, tada, kai Biblija sako, kad padengia visas kalvas, tai viskas, tai yra suprantama. Ir aišku, aš prisimenu Amerikoje, dabar gaila, per tos visus kraustymus netgi pamečiau, buvau Montanos valstijoje, vaikščiojome po kalnus ir užėjome tokią vieną vietovę, ten tokie, žinai, tokie kamoliai, molio kamoliai. Ir tos kamolius, nu, daužant su kūju, su akmeniu. Ir buvo mažiukų akmenų, aš netgi parsivežiau namo ir ten tame molyje, tame suakmenėjusiame, nu, suakmenėjusiose uolienose yra pilna kriauklių. 3 km aukščiau jūros lygio. Aišku, mokslininkai pasakytų, čia, žinai, tektoninės plokštės, vienai kada trynėsi, iškilo, žinai, tai, kas buvo jūroje, pakilo į viršų. Bet netgi Everesto kalnuose buvo čia mokslininkai atrado, kad netgi Everesto kalnyne, netgi Everesto viršukalnėje buvo atrasta fosilijų. Ir aišku, vėl mokslininkai sako, čia tektoninės plokštės, iškilo tai, kas buvo jūroje, bet mes matome, kad visame pasaulyje, netgi kalnuose, mes randame, nu, fosilijų, jūros visokių, žinai, vandenyno palikimo, jeigu taip galima būtų pasakyti. Tai vien tik tai, kad, nu, tai įrodė, aš tai priimu kaip vieną iš įrodymų, kad čia buvo, vandens buvo daug, vandens buvo visur ir mums nesuprantamas buvo tas pasaulis, tuometinis pasaulis, kurį sunaikino Tvanas. Galbūt dar paskutinis dalykas apie tą Tvaną, ar ne, apie visus tos dalykus, ypatingai apie Himalajų kalnyną ir apie Everesto kalnus. Kai kurie mokslininkai, ir man šita teorija patinka, kad jie visi aukšti labai ir dideli kalnai, jie buvo kaip tik ir Tvano suformuoti. Ir mes čia einant jau prie kito klausimo, kur Tvano įrodymai, čia gal prie to prieisiu. Galbūt dabar galima prie to Tvano įrodymo, kur yra tie Tvano įrodymai, pasigilink. Ir man tos fosilijos kalnuose, žinai, suakmenėję jūros, ar tai būtų kriauklės, ar tai būtų kažkokie tai, nu, nežinau, daugiausia turbūt yra tų visų kriauklių, bet įrodymų gali rasti. Ar tai yra įrodymai Tvano, dar kitas klausimas, bet tai, kad mūsų pasaulis buvo nesuprantamas ir nesuvokiamas, tai faktas. Kitas dalykas, neseniai buvo rastas krateris Grenlandijoje 30 km dydžio. Milžiniškas krateris. Mokslininkai galvoja, kad tas krateris buvo sudarytas apie 13 000 metų iki mūsų dienų. Tai reiškia, paskui jie ten pradėjo milijonais suskaičiuoti, bet tai vat, mes nežinojome, kad Žemė buvo ištikusi viena katastrofa. Meksikoje yra 200 km, ar jeigu teisingai prisimenu, didžio krateris, padarytas krateris, asteroidas įsirėžė į Žemę. Ir mes matome, kad Žemė galėjo būti daugybė katastrofų, kurios galėjo ir virsti Tvanu, kurios galėjo, ir čia vat, klausiausi neseniai prie Sfinkso, prie piramidžių yra Sfinksas ir palei Sfinksą yra, nu, daug tokių kaip lyg bėgančio vandens padarytų žymių, žinot, kaip vanduo bėga ir taip išrausia ar tai smėlį, ar tai žemę. Ir vienas mokslininkas netgi iškėlė tradiciją, kad, sako, tokias žymes gali padaryti taip, mes sakom, ledynai traukėsi, jie po truputį tirpo, ir, žinai, tas vandens lygis didėja, klimatas šilo, ir sako apie tą klimato atšilimą, visko gali būti, kad klimatas atšilo ne per kelius tūkstančius metų, o per kelias dienas. Dėl to susidarė tokios didelės srovės vandens, kad mes matome visur Žemėje nuo kalnų nubėgančios tokios nuo kalnyno, prisimenu Amerikoje, Vašingtono valstijoje važiuodami pro vieną ežerą, ten buvo tokie kalnai ir atrodo į ežeras bėgos tokios didelės srovės vandens, kad visi tie kalnai nugriaužti to vandens. Aš aišku nežinau, nebuvau, nemačiau, bet čia yra vienas dalykas, kad atšilimas įvyko labai greitai ir mokslininkai netgi atranda, galite pasidomėti, fosilijų, ten viena žuvis užversta žemės sluoksniu ir tapo, pavirto fosilija ir matosi, jinai apžiojus kitą gyvūną valgo, jinai net valgydama buvo palaidota, kita fosilija rasta, jinai buvo palaidota gimdydama savo kūdikį.
Ir taip liudija apie katastrofą kažkokią, kuri iškilo žemė ir viskas įvyko labai greitai. Kas buvo konkrečiai? Nežinom, gal buvo keletas tokių įvykių, o galbūt ir buvo vienas, ir kurį visos civilizacijos prisimena kaip tvaną ir Biblija tai aprašo. Tai tiesiog pasakyti, kad tvano nebuvo, čia keisti prirašymai, tai yra, kažkokiam tai žmogui, kuris ten nei jam įdomu, nei jam rūpi, arba kokiam vaikui galima pasakyti. Bet iš tikrųjų, taip vienareikšmiškai imti ir pasakyti nereikėtų, juo labiau, kad dabar internete mes turime galimybių pasikalbėti ir paskaityti ir mokslinių straipsnių ir pasižiūrėti tai vienos, tai kitos mokslininko paskaitos apie tai, kas galėjo būti. Scenarijų daug ir čia iš tikrųjų labai sunku apie praeitį kalbėti. Mes ne viską žinom iš istorinių duomenų, kaip Mindaugas kūrė valstybę, koks buvo Vytauto santykis su Jogaila. Ta prasme, mes daug nežinom ir tiesiog taip tiesmukiškai pasakyti, kad Biblijas kalba nesąmonės, nes nėra čia įrodymų, praėjo tiek tūkstančių metų, milijonų galbūt sakytų metų. Ir mes tikrai neturėtume tuo tikėti. O kodėl ne? Kodėl ne? Bet aišku, čia yra nurašomas pati Biblija. Paskutinis klausimas apie Nojų. Tai galbūt, žinai, kaip Nojui pavyko surinkti visus gyvūnus į laivą. Kas jisai toks čia gyvūnų mylėtojas. Rinko, žinai, po truputį. Biblijoje pasakyta, kad, sako, gyvūnai įeis su pas tave. Tai jeigu netiki stebuklus darančių dievų, tai gali ir netikėti, kad tie stebuklai vyksta. Bet Dievas sako, tu nesirūpink, tu statyk laivą, aš suvesiu gyvūnus. Ir kitas dalykas, aišku, mes dabar, pavyzdžiui, Australijoje yra stručiai, yra kiti gyvūnai, kurių nėra niekur kitur. Ar ne? Ir atrodo, žinai, yra kokie nors, nežinau, drambliai, kurių nėra kitose vietovėse ir atrodo, tai kaip čia dabar, žinai, tai kaip Nojus visus surinko iš visų pasaulio kampelių. Visų pirma, greičiausiai tuometinis pasaulis, klimatas tuometinio pasaulio buvo kur kas, kokį čia pasakyti žodį, nebuvo tokio klimato svyravimo, kur labai šalta, labai šilta, ten, žinai, atsiskyręs, jo labiau jeigu tikėti to vieno žemyno teoriją, kad buvo pradžioje vienas žemynas, paskui tektoninėms plokštėms brūžinantis vieną į kitą, tie žemynai atsiskyrė. Mes juk tai prašom, kiek tų yra teorijų. Bet jeigu gyvūnai buvo pasklidę tolygiai po visą pasaulį, tai iš tikrųjų surinkti į Nojaus arką gyvūnus neturėjo būti sunku, nereikėjo skristi į Australiją, kad pasiimti, sakau, stručių, nereikėjo eiti į Indiją, kad pasimtum, nežinau, kokį baltąjį tigrą, o į kokią nors Pietų Ameriką, kad pasiimtum kokią nors, nežinau, Rainąją gegutę. Nežinau, ar tokie yra tenais, bet suprantate, apie ką aš kalbu. Klimatas galėjo būti pasiskirstęs kur kas tolygiau, gyvūnų prisitaikymas prie klimato galėjo būti netgi didesnis ir todėl surinkti gyvūnai buvo pasiskirstę tolygiai ir surinkti gyvūnus į Nojaus arką neturėjo būti taip sudėtinga. Galų gale mes žinome, kad gyvūnai turi ypatingą nuojautą tragedijoms, kažkokioms tai gamtinėms nelaimėms. Kai 1980 man atrodo metais Šventosios Elenos ugnikalnis išsiveržė, gegužės mėnesį, gegužės 18. Ten kažkada drebėjimai buvo anksčiau, paskui vėliau. Mokslininkai užfiksavo, kad elnių būriai pasitraukė nuo Etnos ugnikalnio ir pasitraukė į pietinę ugnikalnio pusę. Ir praėjus kelioms dienoms sprogo Etnos ugnikalnis šiaurinėje pusėje, sunaikindamas visą gyvūniją. Gyvūnai žino ir nujaučia, ar ne? Sako, žinai, kai jau kažkokia tai nelaimė, gyvūnai tai supranta ir Dievas galėjo įdėti gyvūnams kažką tai tokio, kas žmogui yra nepažinu, nesuvokiama, bet gyvūnai tai gali jausti. Ir tai galėjo būti jiems pretekstas arba motyvas, arba taip jie galėjo ateiti prie tos Nojaus arkos, nujausdami nelaimę. Kokia ta nelaimė, kaip tas tvanas įvyko? Aš kaip sakau, turiu teoriją, mano teorija, kad tokia galinga katastrofa pasiekė Žemę, kad net susidarė ištisi kalnynai, kurie iškilo taip aukštai. Anksčiau jų nebuvo. Dėl to sakyti, kad, žinai, turėjo tuos kalnynus pasiekti vanduo, ne, ten gyvybės niekada ir nebuvo. Kada tektoninės plokštės viena į kitą trynėsi, susidarė kalnai, ištisi kalnynai. Anksčiau jų galėjo ir nebūti. Tai
Tai ta katastrofa, ar tai asteroidas greičiausiai, ar tai kometa praskrendanti, aš nežinau, kas tokią katastrofą sukėlė, bet galėjo būti taip, kad gyvūnai pradėjo jausti artėjančią grėsmę. Ir čia toksai paradoksalus šito istorijoje galima būtų pasakyti, kad gyvūnai lengviau atėjo į Nojaus arką, kad išsigelbėtų negu žmonės. Gyvūnai atsiliepia į Kūrėjo, į Dievo balsą kur kas greičiau, arba tiesiog atsiliepia nei žmonės, kuriems buvo suteikta ir laisva valia, ir jie galėjo rinktis atitinkamai. Tai vat, prašom, kur tie įrodymai? Tų įrodymų gali rasti, galima paaiškinti, aš nemanau, kad čia aš išsamei paaiškinau, bet taip pasakyti, kad nėra įrodymų, kaip čia tas tvanas įvyko, ir noriu dar sykį priminti, kad Biblijos tikslas nėra papasakoti, kaip įvyko. Pavyzdžiui, aš galiu ateiti ir susižavėti Eifelio bokštą ir sakyti, siaubas, tai kaip jį pastatė? Tai prašom, aš mokiausi architektūros, tai kai reikėdavo braižyti, rašyti kursinį darbą ir braižyti tam tikrus, iš pradžių reikėjo tik tais pastatų planus, paskui reikėdavo tam tikrų detalių, išplanavimus, išmatavimus. Tai brėžinys, tai iš tikrųjų tas darbas užima nemažai vietos. Tai Dievo tikslas nebuvo paaiškinti, kaip Nojus pastatė laivą, kiek žmonių, kiek kainavo, kiek viską. Ir mes žinome, kad bet ką statant, bet ką darant, yra kur kas daugiau literatūros ir daugiau medžiagos, negu būtų galima sutalpinti į pačią Bibliją. Ir kuo sudėtingesnis statinys, kuo sudėtingesnis projektas, tuo daugiau reikia visko aprašyti, visko apibrėžti, tuo daugiau žmonių yra įtraukta į visą tai. Tai Biblijos tikslas nėra viską paaiškinti. Biblijos tikslas yra pasakyti, kas buvo, kaip Dievas vedė, ką Dievas darė, ir galbūt kai kurie dalykai mums yra nesuprantami, bet vien dėl to, kad mums nesuprantami, nereiškia, kad jie nebuvo. Dar keletas dalykų, kurie čia paminėti, galbūt jums bus įdomu. Istorija apie Babelės bokštą. Jisai sako, čia žinote istoriją Babelės bokštą, kad žmonės statėsi Babelio bokštą, Dievas atėjo, pamatė, kad jie visi kalba vieną kalbą, sumaišė jų kalbas ir išsiuntė juos po visą pasaulį, nes taip jie neįgyvendino Dievo plano užpildyti visą pasaulį, jie pasirinko būti vienoje vietoje. Ir sako, autorius rašydamas sako, žmonės gyveno tą pačią kalbą, kalbėjo tie Nojaus palikuonis, aš ir kaip daugelis kitų dažnai pagalvoju, kaip gera būtų, jeigu visi kalbėtume tą pačią kalbą. Be abejonė, visi dar skirtusi, tautų įvairovė skirtusi ir problemos skirtusi, bet bent jau bendrauti būtų kur kas lengviau, išvengtume daugelio nesusipratimų. Ir čia jisai žiūri, kad Dievas sumaišė pasaulio kalbas ir vėl čia Dievo užgaida. Kaip čia apsunkinti žmonėms gyvenimą? Sumaišykime kalbas, tegul nesusišneka. Bet iš kitos pusės Babelės bokštas buvo kaip simbolis žmogaus maišto prieš Dievą. Ir Dievas matė prieš tvaną, mes matėme, kaip greitai pasaulis visas surūgo, suprastėjo, ir taip suprastėjo, kad žmonės su gyvuliais Dievui susikalbėti buvo lengviau negu su žmonėmis. Tas pasaulis buvo sunaikintas, bet nebūtinai paties Dievo. Dievas matė, kokia katastrofa ištiks žemę. Ir visa ta saulės sistema yra paliesta nuodėmės, Biblijos terminais kalbant. Ir Dievas stengiasi žmonės išsaugoti, bet ne visi norėjo būti išgelbėti. Tai čia mes galvojame, kad Dievas ateina ir sumaišo kalbas tiesiog kaip užgaida. Vėl žmonės pradėjo sparčiai tolti nuo Dievo ir vėl galėjo pasikartoti tas pats scenarijus, kaip ir prieš tvaną. Visi žmonės gyveno taip, kaip norėjo ir apie Dievą nenorėjo galvoti. Ir Dievas gelbėdamas žmogų nuo visiško sužvėrėjimo, nuo visiško panirimo į nuodėmės sumaišo tas kalbas. Ir aš vertinčiau tą kalbų sumaišymą ne kaip Dievo kažkokią tai užgaidą ir mūsų pasunkinimą gyvenimu, bet negebėjimas susikalbėti kartais ir sustabdo nuodėmės plitimą. Tai čia turėtume įvertinti šitą dalyką. Ir toliau apie statymą bokšto, sako, statė bokštą, nejaugi iš tikrųjų tikėjo, kad žmonės pastatys bokštą pasiekiantį dangų, kad jisai toks ir bus. Ir Biblijoje pasakyta, kad žmonės statė bokštą labai aukštą, tikėdamiesi kažkaip tai pasiekti Dievą. Ir Dievas išsigando, tikrai, juokinga būtų, ar ne, koks tas bokštas turėtų būti.
Ir čia aš galvoju, čia tiesiog nesileidžiant į teorijas, bet tiesiog tokia pikantiška teorija. Žmonės kartais galvoja, yra tokių piešinių, kad Babelės bokštas buvo kaip kažkoks viešbučio statinys. Ten, žinai, daug patalpų, ten žmonės turėjo gyventi ir jis turėjo būti labai aukštas, kaip dangoraižis, aukščiausias pasaulyje dangoraižis. Bet kas jeigu tas bokštas yra simbolis tam, ką žmogus bandė padaryti? Galbūt piramidės yra geras pamastymui dalykas. Daugelis galvoja, kad piramidės buvo skirtos laidojimui faraonų, bet yra ir kitų nuomonių, kad piramidės galėjo būti energijos iš žemės, elektros energijos, iš žemės pasiėmimas, nenaudojant atominės energijos. Ir visko gali būti, kad tas Babelės bokšto statymas gali būti ir kaip koks nors kodinis pavadinimas, kad žmogus kūrė kažkokią tai ginklą, kūrė kažkokią tai sistemą, kuri galėjo būti panaudota maištui įtvirtinti maištui prieš Dievą. Aš neįsivaizduoju, koks ginklas ten gali būti, kas tai gali būti. Aš nežinau, kaip ir Biblijoje yra, ta prasme, tas planas neįsigyvenina ir mes nežinome, tie brėžiniai, tie sumanimai yra amžiams palaidoti jau po didelių sluoksnių civilizacijų suneštos šiukšlyno, bet tiesiog taip imti tiesmukiškai ir sakyti, kad statėsi namą ir Dievui nepatiko, jis sugadino jų kalbas. Piramidės yra randamos visame pasaulyje, kažkodėl tai. Ir man tokia mintis kirba, kad iš tikrųjų Biblija galbūt kalba apie kažką tai daugiau, apie gilesnį maištą, kur žmonės vėl norėjo susikurti kažką tai tokio, kas apsaugotų juos nuo Dievo įsikišimo. Ir galbūt jie žinojo daugiau apie tai, kaip Žemė veikia, kokia energija, kaip panaudoti jos magnetinį lauką, ar vienu žodžiu. Tai man čia tas sumaišymas kalbų neatrodo kažkoks labai keistas. Taip, kas yra istorijoje anksčiau, gali atrodyti keistai, bet tiems, kas gyvena anksčiau, mūsų laikai gali atrodyti irgi labai keistai. Gerai, einant prie visiškos pabaigos. Jona ir banginis, sako, negalėjo Dievas užleisti Jonos, kurį prarytų banginis. Čia klasikinis dalykas, kad, žinai, čia pasaka vaikams. Iš tikrųjų, ten tas banginis, net neaišku, čia pas mus yra išversta banginis, ten yra pasakyta kažkaip tai, ar tai žuvis, ar dar kažkas, ką Jona, kas buvo, ką Jona, kad žinote istoriją pranašo Jonos, jisai žinomas už tai, kad nenorėjo eiti į Ninevės miestą, bet jisai vis tiek nusprendė ten plaukti ir galų gale kilus audrai, jisai paprašė, kad būtų išmestas ir jį prarijo žuvis ir nunešė jį į Ninevės, į pakrantę, prie pakrantės, kur jisai paskui jau pats nukeliavo į Ninevės miestą. Ir sako, čia vaikam pasaka, tokių žuvų nėra ir taip negalėjo būti. Ką reiškia taip negalėjo būti? Negalėjo būti, nes netiki Dievu. Tai aišku, negalėjo būti. Iš kitos pusės Biblijoje yra kalbama antrame Jonos knygos skyriuje yra sakoma, kad vaizdinė poetinė kalba Jona apie savo patirtį sako, kad jisai atėjo prie Šeolo vartų, kad jisai buvo prie mirties. Ir gali būti taip, kad Dievas savotiškai pasamdė žuvį, kurį jį prarijo, bet jis tame pilve ir mirė. Dėl to Jonos ženklas yra naudojamas ir Kristui, ir Dievas jį prikėlė. Bet aišku, Biblija kalba labai aptakiai, iki galo neatskleisdama, kaip viskas buvo. Dėl to Jona ir kalbėjo, kad, žinai, aš buvau prie mirties, bet Dievas mane išgelbėjo. Ir gali būti taip, kad tas banginis arba tas gyvis, tas padaras didžiulis jį prarijo ir jisai ten mirė. Bet paskui buvo prikeltas ir jisai jau kaip prikeltas nuėjo į tą Ninevę skelbdamas tą žinią. Bet vien dėl to, čia grįžtant prie tos jau pabaigos, vien dėl to, kad tu nesupranti kažko Biblijoje, arba kad dalykai nevyksta dabar tokie, stebuklai nevyksta dabar, nereiškia, kad Biblija klydo. Pirmiausia, Biblijos tikslas nėra paaiškinti visko, kaip ir kas vyko, ypatingai tai, kas vyko Žiloje senovėje, Tvanas, Babelės bokštas. Mes daug ko nesprantame, kaip ten statė, ką ten statė, mes tiesiog Babelės bokštas, tai viskas aišku, žinai, daugiabutis kažkoks, didžiulis. Arba koks nors televizijos bokštas, labai didelis. Bet gal žmonės turėjo kažkokių kitokių planų, kur Biblija tiesiog neatskleidžia specialiai,
Nes tos mintis ir tos žinios gali būti mus nukreipti visiškai kitą linkmę. Biblijos tikslas, Biblija pati liudija, kad Dievo žodžio tikslas yra mus atvesti pas Dievą. Atvesti pas Dievą, o ne supažindinti su fizikos pažanga, su archeologinėmis ypatybėmis, žinai, istorijos subtilybėmis. Čia ne Biblijos tikslas ir tai, kad nepaaiškinta, kaip ten tas tvanas įvyko, kaip Nojus viską surinko, visos tos detalės, tai nereiškia, kad tai neįvyko. Tai, kad aš nežinau, kaip Trumpo bokštas buvo statomas, nemačiau brėžinių ir nežinau, kiek kainavo, kas kiek sumokėjo, kam, aš turiu sakyti, tai reiškia, to ir nebuvo. Taip, tai negalėjo įvykti. Na, yra kaip faktas. Tai, kad Nojaus laivas nebuvo rastas, tai čia kitas dalykas, Ararato kalnynas, kur sako, žinai, Nojaus laivas nusileido. Iš tikrųjų yra didysis tas kalnas Ararato, yra ir mažesnysis, ir ten yra ištisas kalnynas, nėra taip lengva. Galų gale, nežinau, ar bus rastas tas Nojaus laivas, bet netgi tie, kurie žmonės, ir netgi jeigu ir bus rastas tas Nojaus laivas, aš manau, kad žmonės suras įrodymų, kaip juo ir netikėti. Taigi šita knyga, Biblija nesusipratimų šaltinis, tik atrodo iš paviršiaus, kad tai yra nesusipratimų šaltinis, bet čia yra pretekstas pasikalbėti. Nežinau, ką jūs galvojat, kokios jūsų mintis, bet tikiuosi šitie pasidalinimai padės jums irgi ir pagilinti žinias apie pačią Bibliją, bet galbūt ir paskatins patiems pasigilinti. Kaip ir sakiau, mes apie istoriją galbūt kai kurių dalykų apie praeitį ir nesužinosim, ir nesuprasim, kai kurios dalykus reikės priimti tikėjimu, bet Biblijai svarbiausia yra papasakoti pirmiausia apie Dievą, apie žmogų, apie Dievo veikimą žmonių istorijoje ir pakviesti žmogų pasirinkti būti su Dievu. Netgi jeigu mes nežinome visų tam tikrų istorijos detalių. Tai čia buvo Mindaugas Pikūnas. Jeigu patiko tokie įrašai, patinka YouTube'ės kanale tokie įrašai, pamėkite šitos įrašus, pasidalinkite su savo draugais, tapkite šio kanalo sekėjais, o aš jums linkiu ir toliau gilintis, užduoti klausimus, ieškoti atsakymų visą laiką yra. Tik stebėkime savo širdis, kad mes jau širdyje nebūtume nusprendę tikėti vienaip ar kitaip, nes mums taip yra patogiau. Viską eikime ten, kur veda įrodymai. Tegul Dievo dvasia, aš tikiu, kad Dievo dvasia mums padės. Su Dievu visiems ir iki.